Diena, kai jie ateis. Žinau, kad dalis žmonių perskaitę šią knygą ištars. Tai per daug baisu. Dalis knygą gali vartinti kaip niūrią pranašystę, būsimo karo Lietuvoje aprašymą. Visgi, kaip teigia žinomas posakis, prisiekite pridėję ranką prie širdies, jog nei karto nepagalvojate, kaip elgtumėtės karo siaubui atėjus į Lietuvos žemę. Jeigu tokių minčių turėjote, knyga leis pasitikrinti galimą karo realybę. Jeigu apie tai nesate pagalvoję, kągi, knygos realybė jūs išties gali nemaloniai nustebinti. Mano pasakojime jūs turėtumėte atpažinti netolimos praeities vaizdinius su šalies nepriklausomybės aušra ir audringais 90-aisiais. Pajusti alsuojantį nerimą dėl kovojančios Ukrainos, būsite supažindinti su slapčiausiais Kremliaus planais, apsilankysite karo meto Lietuvos vadovybės bunkeryje ir kovosite su Lietuvos kariais, gindami Vilnių bei Kauną. Tačiau svarbiausia, jūs mylėsite. Mylėsite tuo dideliu jausmu, kuris įmanoma sutikus savo gyvenimo žmogų. Dabar tiesiog reikia išgyventi, kovoti, šaltame apkase, bunkeryje, miestuose ir miškuose, už meilę, už savo šalį. Kaip viskas baigsis, paaiškės tą dieną, kai jie ateis. Šios vasaros hitas jau greitai. Diena, kai jie ateis.